Apie Euriborą. Jūs prie bankų biškelė esate tokie. Šiek Tai tiek, gal kažkokių povandeninių dalykų, kažką daugiau žinot nei visi. Apie paskolas, palūkanas ir Euriborus. Ir dar tokį labai svarbų dalyką paliesim, tai nuo vasario 1 dienos... Nepasakot, ne? Nepapriesim. Tai po kiek palūkanos dabar vaikšto bankose? Viską man viską tvarko, čia man... Nors jam gal viską ten tvarko, viską, bet jis gal gauna ten kokį 1,6 ar 1,5 palūkanas ir jis net nebando kitur eiti. Perimam visą procesą, mes perimam dėrybą su bankais, dokumentų viso ruošimą, apipavidalinimą, bendravimą su bankais. Klientai bendrauja tik su mumis, tik su vienu asmeniu. Nu ką, sveiki visi. Labas Mantai, labas Brigita. Jo. Sveiki. Su naujais metais visus pirmiausiai, mūsų visus žiūrovus su naujais metais. Šiemet pirmą mūsų podcastą filmuojam, biški vėliau, bet normalu, kad savaitę dvi reikia atsigauti po naujų metų. Būtent. Ir šiaip visai aktyvi metų pradžia, kas liečia apžiūrų skaičių ir panašiai. Taip, ir kažkaip nesitikėjom, gal čia, kad dažniausiai tas sausio pradžia tokia būna, kur gali namie būti, skambučių nėra ir panašiai, bet taip irgi pastebėjau, kad nuo pirmos savaitės jau prasidėjo tie skambučiai, apžiūros ir žmonės kažkaip atrodo nieko nelaukia. Ir klientai tie patys skambina dėl parduodamų objektų, irgi toks, kažkaip atrodo laukia būtent naujų metų, kad pradėtų užsiimti kažko dalykų, nes irgi toks naujų metų pirmą savaitę ir jau skambina, norim parduoti tą, norim tą ir tai toks, irgi... Matai, nauji tikslai metai. Jo, nauji tikslai, tai ačiū visiems, kas rašėt, nežinau, sveikinimus, palinkėjimus mums į elektroninių paštų, tai tikrai jų gavom. Nežinau, vienas šiaip man toks įsiminė, gal... Neatsimenu tiksliai vardo, bet man atrodo Gustas buvo vardu vaikinas, kuris tiesiog parašė, kad apskritai mūsų laidos, mūsų tas visas kūrinys kūriamas pakeisti karjerą. Paskatino jį iš tikrųjų pakeisti savo ten karjerą ar siekti tikslo nekilnojamo turto srityje ir dabar jisai ir būtent darbuojas nekilnojamam turtui ir tokį, kai mums padėką didelę parašė, tai tikrai Gustui esam labai dėkingi ir tikrai smagu, kad mes galim šviesti žmonės ir esam dėkingi labai už paskutinio mūsų podcast'o apie prognozės peržiūras, nes tai mūsų rekordas yra, beveik 80 000 peržiūrų, man atrodo. Jo, tai 80 000 yra rimtas skaičius, kaip sakau Bernam, sakau, jau gal sustos tos peržiūros, bet žiūriu, ten toliau auga jos, tai tikrai, Kas nematė, dar pažiūrėkit, pasubscribinkit. Jo, pasižiūrėsit, gal ir 100 surinksim tūkstančių, tai 100 000 būtų jau toks skaičius. Jau valgysim pizzą kažką. Jau valgysim sušius. Ir šiandien turim svečią, anksčiau ir matytą Brigitą. Norėjau pasakyti, kad nauji metai ir turim pasikeitimų kolektyvai ir nebus Arūno, bet nieko, Arūnas sugrįš. Ir tiesiog šiandien yra svečias Brigita iš visibankai.lt. Tai kažkada buvo Brigita pas mus studijoje, kažkada mes kalbėjom senais gludžiais laikais, dar kai viskas kitai buvo. Kai euro dar nebuvo. Jo, gal jau euras buvo, bet... Bet prisimena klientai, prisimena tikrai ir jūs prisimena ir mane. Liuks, nes mes daug užklausų gavom po to, kad tavo kontaktus persistumėm ir taip toliau, tai... Kas, nežino galbūt konkrečiai, kas yra apskritai visi bankai ir panašiai, tai tiesiog yra... Tai gali Brigita. Jo, gali pati Brigita gal pristatyti, kad įvesti tą kontekstą apskritai, kas tai yra visi bankai, nes gal daug kas nežino ir nežinos, kodėl būtent reikėtų kreiptis į visi bankai. Tai tokį trumpą, gal nežinau, intro. Tai mūsų įmonė Visi bankai tai veikia jau 10 metų, jau virš 10 metų rinkoje. Mes esam pirmieji, kurie pradėjo tarpininkauti aktyviai. Kas yra tas tarpininkavimas? Tai būtent mes padedame klientam, tiek fiziniam, tiek juridiniam, su būsto paskolom, juridiniam su visom kitom paskolom, taip susijusiam su verslu. Tai mus kreipiasi klientai, kai nori, kad visas šitas procesas jiems palengvėtų. Tai vadinasi, mes perimam visą procesą, mes perimam dėrybą su bankais, dokumentų viso ruošimą, apipavidalinimą, bendravimą su bankais. Klientai bendrauja tik su mumis, tik su vienu asmeniu, o mes jau padarom taip, kad jisai galėtų ir atostogauti tuo metu, kol jam yra tvirtinama paskola, ir tiesiog viską patikėti vienam žmogui specialistui. Taip. Aš pati dirbus tiek banko srityje su finansavimu, tiek čia jau kažkur 9 metai mano jau patirtis irgi skaičiuojasi panašiai jau link 10 metų.
Tai tikrai aktyviai į mus kreipiasi klientai, žmonės, norintys visą šitą procesą palengvinti. Lygiai taip pat kaip ir jūs. Tai jau retas, kuris pardavinėja iš esmės pats turtą. Tai ir patys siunčiam nemažai klientų Brigitai dėl finansavimo. Ne tik klientų, aš ir pats Brigitai, ir iš tikrųjų galiu lengvai atostogauti ar leisti savo dienas, o Brigita viską sutvarko ir pasirūpina mano paskolą. Tai galiu ir pats rekomenduoti, kad tikrai verta, įdomu ir tikrai apsimoka, kaip sako, lietuviai pasakytų iš esmės. Tai vieni gal įvertina tą dalyką, kiti gal neįvertina, bet čia aš manau, konsultacija yra visiškai nemokama. Taip, teisingai, taip. jo, tai gali pas Brigitą pasiskambinti, kas galvojat dėl paskolos ėmimo ir panašiai. Ir dar didelis dalykas, kad su mūsų kodu, nuolaidos kodu NT tiesiogiai 5 gausit 5% nuolaidą būtent pas Brigitą. Tai šitas kodas galios iki kovo 1, tai pasinaudokit. Nes nemaža dalis čia susitaupys, kaip sakant. Taip. O šiandien irgi, aišku, nepaslaptis čia kalbėsim daugiau apie tuos visus bankinius dalykus, apie paskolas, palūkanas ir Euriborus. Ir dar tokį labai svarbų dalyką paliesim, tai nuo vasario 1 dienos... Nepasako dar, ne? Prieisim. Iš esmės jo, tiesiog kontekstą pasakau, apie ką šnekėsim, tai apie refinansavimo dalyką, tai jis labai aktualus dabar visiems bus. Ir manau, kai jau mūsų laida išeis, tai ant dienų ir prasidės. Ir dar vienas surprizas gali lauks, tai papasakosim. Surprizas, jo, dovanas. Tai Brigita, gal gali papasakoti, mes pasidalinom, kaip pas mūsų metų pradžia, kaip pas tave, ar yra ir tas nuoseklumas, ar yra, kad pašaliuoja tie klientų užklausos. Aš manau, kad dar prisideda lingalo sezoniškumas, taip, ir tas šventinis laikotarpis pats, nes iš esmės mes puikiai žinom, kad gruodis turi realiai tik 2 savaitės, likusias 2 savaitės jau labai su darbu nesusijusios, tik labai skambučiais nebent. Čia tiesa, kad vadybininkai atostogauja ir jau žmonėms sunku. Kaip ir oficialiai dirba asmenys, kad ir kredito įstaigose visose dirba, pas mus irgi dirba, bet kažkokių tokių labai greitų veiksmų nevyksta, taip, nes daug ir atostogų būna, normalu, šventės. Tai iš esmės aš visą laiką stengiuosi užsibaigti per vidurį, realiai gruodžio. Ir tada, kas yra neskubu, arba dar kažkokių dokumentų mes laukiame iš klientų, tie patys vertinimai taip gali irgi kažkur pastrikti. Tai tada jau viskas keliasi į sausio pradžią. Tai sausio pradžia tai irgi yra aktyvi. Tai tikrai yra ir susidomėjimas. Manau, kad žmonės jau pailsėjo per tas 2 savaitės, 3. Tikrai pailsėjo ir aktyviai jau nori pasižiūrėti, kas rinkoje dedasi. Tai aktyvus. Paklausiu, kaip klientai klausia dažnai apžiūrose, tai po kiek palūkanos dabar vaikšto bankuose? Taip, tai jeigu pasižiūrėjus, galiu remtis praeito mėnesio, nes manau, kad tai bus aktualiausiai. Ir aš remiuosi mūsų klientų vidurkiu. Taip, ką jums pavyko suderinti? Taip, bet čia yra vidurkis visų bankų, tai yra 1,47. Marža. Visų bankų 1,47. Taip, marža. Okay. Ir šiai dienai Euriboras, jeigu žiūrint tą bendrinį, dažniausiai pasirenkama klientų 6 mėnesių, jisai šiai dienai yra kažkur 2,68. Jeigu pasižiūrėjus, kas buvo prieš metus su Euriboru, tai iš esmės jisai buvo daugiau negu 1% didesnis. Ok, čia ženkliai per įmoką keičiasi iš tikrųjų. Taip. Ir tas aktyvumas dėl to ir pirkėjų yra toks, dėl ko visi dabar skuba ieškoti kažko ir panašiai, nes iš tikrųjų mes ir praeitoj laidos sakėm, kad bankai skelbia, kad šie metai labai palankus bus pirkėjams, nes ir tos pačios palūkanos bus nedidelės. Euriboras krenta, apie kurį dar irgi pakalbėsim. Ir kaip ir tu sakai, tas vidurkis yra 1,47, tai aš įsivaizduoju vis tiek, tai sviruoja nuo ten 1,35, ne, aš taip įsivaizduoju. Taip. Kiek girdėjau, žmonės pasitvirtina 1,35, ne? Pasitvirtina. Jau buvo. Ir mažiau dar būna. O būna dar mažiau dabar, ar taip jau 1,35 čia tokia riba, nes aš išgirdau nesenai, kad klientai vieni 1,35 gavo, tai taip... Čia jau visus 24 metus jau. O tau mažiausiai pavyko suderinti? Ką man, tai... Vieną. Man vieną. Ne, vieno dar kol kas nėra, tai labai tikimės galbūt ir pasieksim per šiuos metus. Tai bus matyti, kaip rinka pati judės, bet iš esmės, jeigu kalbant apie tuos dugnus, tai taip, apie 1,3, 1,35. Okay.
O ir yra bankų, aišku, kurie laiko ten 1,6, 1,7, aš taip Yra, įsivaizduoju. taip. Dar klientai, sektorius pats klientų, tai yra, kur jie dirba, kiek rizikos kelia bankui, ką jie perka, taip, koks tai yra turtas. O kokie būtų, gal galime skirti top 3 bankus, kuriuose dažniausiai prafinansuojat klientus? Čia gal mūsų klientų dažniausiai būna klausimas, Kur geriausiai duoda, į kurį banką kreiptis. Aišku, mūsų visada atsakymas kiekvienam bankė, aišku, kiekvienam skirtingai klientui. Bet kokiu atveju vis tiek jūs kažkokį išvesti tą galite, ne? Taip, tai iš esmės yra pati rinka ir mes matome, ką klientai pasirenka. Normalu, kad 3 didieji bankai, tai yra Luminoras, Sebas, Swedbankas, jie turi didžiausią rinką klientų. Taip? Ir normalu, kad klientai, esantis viename banke, jie kartais net neis į kitą banką. Jie tiesiog viską turi viename banke ir tikrai šie 3 didieji bankai, jie pasiema didžiausią rinkos dalį. Tačiau kas džiugina mus per paskutinius kokius 2-3 metus, mažieji bankai taip aktyviai įėjo, kad jie dažnai ir nurungia su palūkanomis didžiuosius bankus, tai nėra taip, kad mažieji bankai yra brangesni. Mažieji, tai mes čia kalbam. Tai mes būtent kalbam, kurie ir neatsilieka koja koja. Big bankas ir Šiaulių bankas, taip. Okay. Jie paima irgi nemažą rinką klientų. O Citadelė žaidėjai ar jie? Jie suteikinėjo būsto paskolas, stengiasi, bet jie mažesnę dalį pasiema klientų mūsų, bent jau aš tik mūsų galiu. Okay. Dar medicinos bankas toks kaip ir yra, Urbo, ne? Taip, okay. Urbo bankas taip pat yra. Čia jie ir persivadino dabar, ne? Taip, medicinos bankas, jisai persivadino praeitais metais į Urbo banką, tai jie irgi taip pat suteikia būsto paskolas, tai iš esmės va šitie visi 7 bankai ir yra, kurie suteikia būsto paskolas ir finansavimą, neskaitant kredito unijų, ten jų yra N. Tai maždaug įsiskirsto taip, kad 3 didieji bankai normalu jie pasiema didžiausią rinką, nes jie ir šiaip turi daugiausiai klientų, tai čia šie skaičiai normalūs yra. Tuomet eina Big bankas ir Šiaulių bankas, jie tikrai neatsilieka ir klientai mano tikrai renkasi ir juos, jeigu pasiūlo geresnės sąlygas ir tuomet reikiuojasi Citadelė ir Urbo bankas. O va tarkim, jeigu reiktų taip paskutinės tavo ten, nežinau, 5 sutartys žiūrėti, kur vat ėjo geriausios tos sąlygos pavyko, kuriam bankė. Matai, labai sudėtingai, dėl to, kad klientai visi individualūs buvo. Turtai skirtingi pas mane buvo, tiek ir butai, gyvenamieji namai, kitos paskirties būstai buvo. Tai dabar ir Luminorę turiu Swedbankę, turiu Urbo bankę, kur klientą pasiėmė Urbo bankę, nes sukonkuravo dėl paskolos sumos. Tai kas yra čia ir svarbu? Nežiūrėti, kas yra kiekvieną mėnesį top bankas, bet žiūrėti pagal kliento situaciją pačią, nes absoliučiai gali neduoti didieji bankai tam klientui paskolos, bet, pavyzdžiui, tas pats Urbo bankas, Šiaulių ar Big bankas, jisai suteiks paskolą. Gerai, kalbant, pavyzdžiui, apie didžiuosius ar ne bankus, jeigu man finansuoja bankas duoda 100 000, tai reiškia visi bankai 100 duos, net neverta tikrintis, ar verta pasitikrinti visuose bankuose? Verta, dėl to, kad kiekvienas bankas jisai ir jūs įvertins individualiai. Ypatingai jie žiūri jūsų pajamas, skaičiuoja pragyvenimo kaštus. Tai pragyvenimo kaštai yra nustatomi kiekvieno banko individualiai. Taip pat tam tikros rizikos vertinimo, kiek jūs galite būti užskolintas tame banke maksimaliai, plus jūsų turimi įsipareigojimai ir visi kiti niuansai dėl jūsų finansavimo. Tai pavyzdžiui, tos sumos būna bankuose tikrai kartais kosmiškai sviruoja, nes būna, kad vienas bankas suteikia 50 000, kitas 100 000. Tai nebūtinai taip dvigubai eina, bet ypatingai dėl kitokio pajamų pobūdžio gavimo. Aš kalbu ne apie darbo santykį, kai gauna samdomas darbuotojas per sodrą matosi atlyginimas, bet visos kitos pajamos. Nes ypatingai visos kitos pajamos individuali veikla, verslo liudijimai, mažusios bendrijos, savo verslus turintys klientai. Tai ypatingai čia visi bankai gali pasižiūrėti individualiai. Mes dažnai savo klientams ir siūlom, kad, ten yra ten koks Petras klientas, kuris ten turi Swedbanko auksinę ten kortelę kažkokią ir jisai visą gyvenimą ir liks Swedbanke. Ir, žodžiu, ten kartais aš jo ten paklausiu, kad, kur ten, ar turit kažkokį banką, jo, aš čia visada Svedė, aš viską imu, man viską tvarko, čia man, nors jam gal viską ten tvarko, viską, bet jis gal gauna ten kokį 1,6 ar 1,5 palūkanas ir jis net nebando kitur eiti. Tai dėl to mes irgi dažnai sakom savo klientams, pabandykit, išsiųskit kitur ir panašiai, arba kreipkitės į visi bankai, kurie jums padės išsirinkti tą geriausią pasiūlymą ir panašiai. Tai dabar iš tikrųjų šiaip žmonės dabar tikrai renkasi, tai
dabar jau nereikiuočiau, kad jaunesni žmonės jau tikrai aktyviai, nes jie yra neprisirišę, bet tikrai įvairaus amžiaus žmonės, jie tikrai renkasi, žiūri, kas jiems geriausia, o iš esmės jie jau, kai ateina, jau kreipiasi į mūsų įmonę, tai jau sako, padėkit, pasakykit, kuris jau geriausias. Taip, aišku, jau klientai patys renkasi, bet jau tada sužiūrim visą rinką. Čia dar irgi tokia labai gal gera tema, tu pasakei, kad žmonės būna praeina visus ir kreipiasi jau tada į jūs. Aš taip įsivaizduoju, nėra gerai, kad žmonės jau patys viską prasisonduoja ir po to ateina pas jūs klausti, ar jūs dar geriau galite. Paskutinis lašas. Kaip suprantu, vis tiek geriau žmonėms iš karto pas tave kreiptis. Taip... Iš esmės, kalbėti su bankais, tai čia niekas nedraus. Normalu, kad žmonės nori pasikalbėti galbūt su savo vadybininkais, kažkokį kontaktą kaimynas perdavė, dar kokią birutę kito kontaktą parekomendavo, tai tikrai drąsiai gali kreiptis. Iš esmės, pagrindinis momentas, arba jie eina su kažkokiu jau atskirų darbuotojų ir tvirtina sprendimą patį galutinį su visais dokumentais, arba kreipiasi į mus ir mes visą tai padarom. Jeigu jie pasikalbėjo su bankais, tai viskas gerai, gali drąsiai su mumis pasikalbėti, mes pasižiūrėsim, ar tikrai kokybiškai įvertino jų pajamas, ar tikrai taip ir bus, galbūt mes dar kažkokią riziką išvelgsim papildomą, galbūt kažkur dar papildomų pajamų galėsime paimti iš kliento. Visą laiką galima pasikalbėti, pasižiūrėti, o tada jau klientas sprendžiasi, gal jam patiko kažkoks vadybininkas labiau, tai čia jau jo yra pasirinkimas. Tai rinka pati, ta prasme, kaip klientai, kai kurie pakomentuoja, ar beskolina dar, taigi neįmanoma pasiskolinti dabar, tai žodžiu, šiaip skolina. Draugiškai, ne? Taip. Okay. Yra tam visą laiką vertinamos, yra pajamos, finansuojami, yra tam tikri turtai, svarbiausia bankui yra stabilumas, taip, tai patvirtinti bankui, kad pastoviai gausite pajamas, stabilias pajamas, kiekvieną geriausiai, aišku, mėnesį, kad gautumėte, taip, ir kad tai viskas matytųsi dokumentas. Bet buvo čia laikotarpių, kai bankai lengviau likduodavo, po to liktais griežčiau kažką ten darydavo. Bet tas griežtėjimas, tai automatiškai turbūt, kad kai Euriboras pakilo, sunkiau kas gauna paskolas, tada jau žmonės sako, bankai neduoda paskolų. Gali būti, kad nueina į vieną banką ir jis ir neduoda paskolos, kaip pavyzdys, nes galbūt nesuvertino arba kažkokią neigiamą informaciją pamatė, galbūt neseniai ten kažkoks netyčia pavėlavimas buvo už, nežinau, telefono kokį, ar paskolą. Kokį vaiką papildomą pamatė. Arba kelis, žinai, būna visko, bet iš esmės kitam bankui tai gali būti netaip reikšminga ir kitas bankas gali suteikti. Tai va čia kas yra svarbiausia, kad jie ir prasižiūrėtų. O bankai skolino visada ir COVID laikotarpį, atsiminkit, turėsime, buvo bumas, kosmosas, kas buvo. Skolindavo. Taip, bet tada buvo tikrai sumažėjimas, taip, nes tam tikrų sričių nefinansuodavo, ypatingai ką paveikė labiausiai visas COVIDas ir tas laikotarpis, bet iš esmės jie nesustojo, jie skolino, tai tiesiog stresas užkilo, šiek tiek nurimsta, susidėlioja ir viskas, ir važiuoja. Buvusiai laidoje mes biškelį diskutavom apie Euriborą, ten ir tas prognozijas ten mes kalbėjom. Gal dar apie Euriborą, aš dar vieną klausimą, kad nepamirštume, šnekėjom ir apie tas kitas paskirtis ir panašiai, ir apie tą skolinimą ir panašiai. Žinau, kad labai daug pirkėjų ir klientų mūsų perka dabar administracinės paskirtis, viešbučių paskirtis, kūrybinės paskirtis ir panašiai, nes jų iš vis dabar yra sunkiau pakeisti gyvenamąją tą paskirtį žmonėm vystytojam. Anksčiau ten labai lengvai paimdavo kokį seną gamybinį pastatą, pakeisdavo paskirtis, padarydavo gyvenamoji, padarydavo atskirus unikalius ir panašiai. Dabar jau tas yra sudėtingiau padaryti vystytojams. Dažnu atveju dabar jau žmogus gauna ar administracinę, ar poilsį ir panašiai. Ir dažnai mūsų žmonės klausia, kaip su bankais man tai yra šiuo atveju. Ar įmanoma gauti, kiek įmanoma, ar dabar sunku gauti ir panašiai. Tai vat gal trumpai dar, jeigu gali, dėl tų kitų paskirčių, kaip viešbučio, poilsio, administracinės ir panašiai. Tai jeigu taip bendrai kalbėti, šiaip apskritai bankas nori, kai klientai ateina pirkti būstą, tai pirmąjį savo gyvenimui būstą, tai jie orientuoti yra gyvenamąjį būstą. Taip, čia yra jų pagrindinis. Tai tas būstas, nes gyvenamasis yra pritaikytas nuolatiniam gyvenimui. Taip, be abejo, mes turime išimčių, poilsio paskirtis, administracinė paskirtis, bet jie iš esmės pritaikyta nuolatiniam gyvenimui. Bankas į ką žiūri į likvidumą pačio turto, tai vadinasi, kur yra tas turtas, kaip su dokumentais yra ir viskas užregistruota tvarkingai ir taip pat žiūri jo būklę. Tai yra ir kaip jis įrengtas. Naujai įrengtas. Taip, naujos statybos. Ir tada kiekvienas bankas individualiai suvertina, nes čia yra išimtis dėl tokių būstų finansavimų. Negaliu teikti garsiai, kad tikrai įmanoma
finansuoti, tikrai galima svarstyti tokį finansavimą. Finansavimas standartiškai gali būti mažesnis negu 85% pirkimui. Taip, šiaip visada būna mažesnis. Negali žmogus paimti 85, pavyzdžiui, viešbučio paskirtį arba, pavyzdžiui, administracinį. Taip, jeigu žiūrint daugumą bankų, daugumoje bankų nepasitvirtins, bet galima pasižiūrėti individualiai į patį klientą ir pasižiūrėti į turtą. Jeigu susidėlioja visos rizikos, galima bandyti siūsti su išimtimi, tai iš praktikos esam tikrai pasitvirtinę ir kūrybiniam dirbtumėm. Taip, esam. Taip, bet tai nereiškia, kad visi bankai tai finansuos ir reikia žiūrėti individualiai į patį turtą. Tai yra sudėtingesnis, taip, jeigu tai pasižiūrėjus patį tokį turtą. Faktas, kad tikėtina ir kaina jo yra palankesnė patiem klientam. Dažnu atveju yra, nes negyvenamoji paskirtis. Tai tikrai Vilniuje manau, kad nemažai tokių turtų yra, naujamiestyje ypatingai. Tai dabar jų ir daugėja, tai dėl to. Daugėja, taip, tai finansavimas bankuose yra galimas tokiam turtam, taip, dėl to, kad yra net vystytojų didžiųjų, kurie statosi kelis etapus ir yra, pavyzdžiui, pasitvirtinę spec-sąlygas bankuose, tai jie yra jau pasitvirtinę, tas vystytojas jau yra patikimas bankuose, tai čia yra dar lengviau ir tuomet jau yra suderintos, kad būtent poilsio paskirtis, nors, pavyzdžiui, tas bankas finansuotų galbūt tik 70, bet yra suderintos sąlygos 80%. Ir pas Brigitą gausi. Mano klientai gal. Dėl paskirčių viskas aišku, bet dabar yra daug vystytojų, kurie tų unikalių net neatidalina. Ir, pavyzdžiui, yra vienas unikalus, ant, pavyzdžiui, ten 30 ar 40 bus. Tai tada aš įsivaizduoju su bankais čia iš viso. Mažėja, taip, mažėja. Nu, tai iš esmės tokie būstai nelabai bankam patinka, taip, nes dar vienas momentas prisideda, tada jau reikia vėl bankui vertinti visą bendrą paveikslą, tiek kliento. Normalu, kad jeigu klientas yra rizikingas, ten darom dėl pajamų išimtis kažkokias kliento, galbūt nesutiks daug išimčių daryti dėl turtų. Tai tiesiog jau tada gali sumažėti galimybės pačios finansuotis. Bet netmetamas, taip, šitas finansavimas. Galima tikrai pasižiūrėti. Nu, čia gal tiesiog ir patiems klausytojams, nes nemažai irgi į mane dažnai kreipiasi žmonių, kad va čia pirkom tokį ir tokį būstą, čia viskas gerai su juo ir panašiai, tada ten paprašau RC parodyti ir panašiai, matau, kad ten iš vis patys net nežino, kad ten unikalus yra bendras vienas, ten atsiunčia RC, ten matau, kad ten jie gyvena gal kem kvadratų, bet matau RC 400 kvadratų, ten žodžiu įrašyta ir panašiai, net nežino, kad čia yra ant vieno unikalaus namas kaba. Ten, aišku, paskirtis gal kiti ten jau supranta, ten pasižiūri, aišku, ne visi, bet vat, neapsigaukit dabar ir dėl tų unikalių, nes tikrai didėja tų tokių dalykų, nes kiek žinau, yra sudėtinga jau Vilniuje atidalinti tuos būstus, aš labiau gal kalbu apie, kur renovuoja tuos pastatus gamybinius ir panašiai, tai juose yra sudėtingiau ir žinau, kad jau yra keletą vystų įklimpusių į šitą liūną ir ten teisėsi ar kažką daro, nežinau, bet... Gerai, apie Euriborą. Jūs prie bankų biškelė esate tokie, tai gal kažkokių povandeninių dalykų, kažką daugiau žinot nei visi. Tai... Dėl Euriboro, taip, prognozių Euriboro, tai negaliu prognozuoti, nes nesu ekonomistė, bet kuo mes remiamės, tai Europos centrinio banko būtent duomenimis ir būtent kokie yra jo pranešimai išeina. Tai iš esmės jie kas tam tikrą laikotarpį rengia posėdžius, susitikimus ir po kiekvieno to susitikimo iš esmės jie tada nusprendžia, ką daro dėl to Euriboro, nes tai lemia ne viena šalis. Tai nepamirškim, tai sudaro daug šalių, tai dėl to ir žiūri visą ekonominę situaciją bendrai. Būtent centrinis bankas. Jūs stebite pokalbius to centrinio banko, žiūrite tą, ne? Bent jau aš asmeniškai visą laiką stengiuosi žiūrėtis, nes tai ganėtinai naudinga ir informatyvi informacija reikalinga. Bet iš esmės visą laiką, kaip tai vyksta, visą laiką mūsų portalai irgi praneša viešai klientam, tai tikrai nebūtina sėdėti ir žiūrėti ten ar klausytis. Bet jie gal jau pavėlavę ten, žinai, praneša. Jūs vis tiek gal tą pirminę info greičiau. Žinai, tai iš esmės jie ganėtinai greitai, jie tą pačią arba kitą dieną, tai per tą dieną niekas nepasikeičia. Jeigu jie nusprendžia mažinti Euriborą, jis neatsitinka taip iš karto po jų kalbų, tai nutinka vis tiek per savaitę ateinančią plius minus. Tai ir matosi tie pokyčiai, nes, pavyzdžiui, ypatingai suaktyvėjo mažėjimas Euriboro per paskutinius pusę metų nuo kažkur birželio mėnesio, nes taip, kas tam tikrą laikotarpį vis buvo susitikimai, po kurių jie nuspręsdavo mažinti. Dabar kas vyksta? Tada laukia susitikimas dabar Centrinio banko? Nepasakysiu. Okay. Bet aš manau, sausį vasarį vis tiek bus. Tai... Taip, turėtų būti. Ir jie po to susitikimo kažką dažniausiai pamažina 0,25 ir
Taip, po truputį. Taip, tai pasižiūrėkime vien prieš metus, nes šiandien kaip tik pasižiūrėjau, nes kažkaip visi užsifiksuoja šios dienos visą situaciją, atrodo tie metai. 2,5-2,5-8? Praeitais metais tokiu metu buvo daugiau negu 1,1 punktų aukščiau. Tai buvo virš 3, 3,8, 3,9. Euriboras pats. Tai tikrai per metus matom tą ženklų pokytį, bet ir rinka pati ir stabilizavosi, tai ir matosi. Tai iš esmės prognozės kokios. Tai ką sako ekonomistai, vieni žada ir iki 2%, kad gali sumažėti, jisai pasiekti 2%. Kai kurie sakė sako, 1 gali būti, ne? Aš nesakiau, tai ne. Girdėjau ir 1,5%, taip ir kažkur įsifiksuos, bet iš esmės reikia stebėti tiesiog Europos centrinį banką, ką jisai skelbia, kiek jisai mažins, jisai iš esmės viską reguliuos. Nu, bet jau linksmiau, jeigu ten pakris žemiau 2, palūkanos, kokios prognozės dėl palūkanų? Tai palūkanos kol kas išlieka stabilios, nesimato augimo pačio, tai jos tikrai neaugančio šiai dienai yra ir tie vidurkiai laikosi. Okay. Taip, tai dėl refinansavimo, ar ne? Nu, tai čia jos, tas svarbiausias gal dalykas dabar, kas nuo vasario 1 bus, tai refinansavimo. Daug žmonių irgi to dalyko nežino ir daug žmonių, kas įdomu, iki šiol nežinojo, kad galima ir turint paskolą kažkur į kitą banką išeiti. Labai visi bijojo ir nesakysiu, kad aš ten nesenai irgi tą sužinojau. Aš, bandėjau užklausti. Gal prieš metus ir pats refinansavausi, nes kažkaip irgi atrodo, tu sudarai sutartį su banku ir, tu kaip ir būni tame banke. O kad ten visur ten krenta tos palūkanos, viskas tavo bankui dzinka, ten visur krenta, tu vis tiek moki tas didelės sumas ir panašiai. Ir man tada aš atsimenu irgi prie Brigitos prieusko, Brigito, čia galim bandyti į kitą banką kažkaip nueiti. Tai žinoma, reikia, galima ten kažkaip ir panašiai. Bet galiausiai tada man pavyko su savo esamu banku sutarti, kad jie man pamažino tiesiog visus tos dalykus ir panašiai. Ir nepatyrė išlaidų. Jo, ir nepatyriau išlaidų. Galim tiesiog tokį grasinantį laišką parašyti, kad aš kaip ir jau išeinu iš jūsų ir jeigu jūs dar nenorit manęs prarasti, jūs man mažinkit. Tai labai greit. Porą dienų jie sureaguoja, taip, ponas Mantai, mes jums sumažinsim palūkanas ir panašiai. Tai daug žmonių to dalyko gal irgi nežinojo ir nežino. Tai dabar žinokit, kad nuo vasario 1 dienos, čia tą galėsit nemokamai padaryti. Tą galėsit nemokamai padaryti ir eiti į visus kitus bankus. Tai nežinau, gal tu labiau pakomentuok, kas čia įvyksta vasario 1 ir ką žmonės... Iš esmės, kodėl tas refinansavimas nebuvo toks aktualus, dėl to, kad būdavo papildomas išlaidos, kaip turto vertinimas, taip, nes naujo vertinimo. Nes refinansavimas, kas yra, tai kai jūs norite perkelti savo paskolą į kitą banką, tai vadinasi, jūs išeinate iš savo banko X ir pereinate į banką B. Taip, tai vadinasi, reikalingas tam jau naujajam bankui nauji dokumentai, taip pat jūs perkelite hipoteką, galbūt dar kažkoks sutarties mokestis gali būti, taip, ir klientai tiesiog pasiskaičiavę galvoja, lieku aš, aišku, jie gali tikrai keisti sąlygas ir savame banke, tiesiog galbūt mažai šviečiama yra, galbūt, aišku, ir patys klientai turi domėtis, ką jie gali daryti, bet galbūt ir ta informacijos stoka jiem neleido to padaryti, nes iš esmės jums sutartis nedraudžia keisti sąlygų, jūs galite visą laiką keisti sąlygas, stebite rinką pačią, jeigu jums jūsų bankas nepasiūlo palankių sąlygų, jūs ieškotės kitose bankuose. Taip. Tai būtent Lietuvos bankas ir ką padarė šiai dienai, kad tą konkurenciją paskatinti. Čia Lietuvos bankas nusprendė, ne šitą dalyką? Iš esmės taip. Okay. Tai lygiai taip pat, kaip buvo su draudimais, tai dabar bus ir su bankais. Taip, dėl tų būtent papildomų išlaidų apmokėjimo. Tai dabar yra taip, kad kai jūs kreipiatės refinansavimui, tas kreditorius, kuris jums suteikia paskolą, tas bankas, taip, jisai turėtų padengti jūsų didžiąją dalį išlaidų pačių. Kaip patys bankai šiai dienai, jie tikrai ruošiasi, bent jau kiek kalbėjomės, būtent amplūdžiui žmonių, jie tikisi nemažo amplūdžio pačių žmonių į bankus. Nes žmonių papildomai samdo, ne? Girdėjau. Taip, girdėjau ir aš. Tokie kaip treidai vyks, vienas žmogus eis į vieną banką, kitas kitą ir čia visi bankai, kažkoks sumišimas čia turėtų vis tiek būti. Turėtų būti, aš manau, kad nereikėtų taip labai tikėtis gal greitų atsakymų artimiausią laikotarpį, ypatingai tą vasario mėnesį, nes tas vasario 1 vasaris, jisai taip eskaluojamas visur. Aišku, čia priklausys, ar mes išleisim laidą ar ne, nes jeigu išleisim, tai daug žmonių žinos. Tai dar padidės dar 100 000 žmonių. Tai mes galim dar ir neleisti. Mes ankstesnėje laidoje sakėm, kad bus refinansavimas nemokamas. Jau sakėme, ne? Tai daug kas ir sako,
sako ir tikrai ir skelbia, ir tikrai, jeigu nepastebėjo, tikrai ir Lietuvos pats bankas, jisai kiek daug kartų kalbėjo būtent apie refinansavimą ir ragino refinansuotis, ypatingai per šiuos metus, tai tikrai ne vieną kartą savo pasisakymuose ir kalbose minėjo. Tai labai naudinga bus klientam, nes dabar iš esmės jūs jau renkatės, žiūritės, kaip kuris bankas jums gali pasiūlyti sąlygas, patirite mažiau išlaidų ir paprasčiau galite pereiti. Bet iš viso, kokios išlaidos dabar bus, tai jokios nebus išlaidos. Tai reikės pasižiūrėti, nes vertinimo nebereiks, ar kaip? Tai kaip ir vertinimo išlaidas turėtų kompensuoti. 200, koks nevertinimas. Tai 200 PVM. Jeigu koks namas, tai 300 gali būti jo. Tai jau hipoteka irgi ten koks nebuvo, irgi nuo sumos, man atrodo, nuo sumos priklauso, gali būti ir daugiau, bet čia nuo sumos. Jau beveik 500 turim. Ir plus turbūt sutarties kažkokie keitimo mokesčiai ten dar kažkas. Man atrodo, būdavo ten tas bazinis 100 PM gal. Gali būti taip, bet čia vėlgi gali būti irgi derybinis momentas su bankais. Šiaip ką aš atsimenu savo banke, kai buvau ir kad man ir pamažintos palūkanos, aš vis tiek turėjau 100 PM už sutarties keitimą sumokėti. Bet nebuvo dar vasario 1. Bet čia yra nerefinansavimas. Čia yra sąlygų keitimas. Bet aš vis tiek 100 PM sumokėjau. Taip, bet čia yra sąlygų keitimas. Taip, įstatymas yra refinansavimui, kai tu keiti banką. Taip, tai vadinasi. O jeigu dabar žmonės liks tam pačiam bankė, tai klausimas dabar žiūrėsim, ką bankai darys. Tai va čia nieko dabar nėra paskelbta. Taip, tai viskas apsišlifuos, manau, per vasario mėnesį. Kiek ar negirdėjau, gal net iš tavęs, kad ar iš kažkur, kad Luminoras netgi siūsdavo automatinį atsakymą, kad jūsų sąlygų nekeisime, ten kažkas tai ir taip toliau. Visą laiką reikia klientam taip nereaguoti į tokius automatinius. Nes dabar jie nebegalės tokio dalykus siuntinėti po vasario 1. Negalės. Ne. Tai iš esmės visą laiką, kas yra sąlygų keitimas arba refinansavimas, pats žmogus arba jūs norėsite irgi eiti į bankus, tai jūsų situaciją dabar mes tikrisim iš naujo. Taip, žiūrim, kiek jūs dabar uždirbate, kiek turite įsipareigojimų, ar nėra kažkokios neigiamos informacijos apie jūs, ten, žinau, vėlavimai, lošimai. Bet kaip pagalvoju, tai pažiūrė, kaip grubiai suskaičiavom, kiek galėtų kainuoti tas visas keitimas, refinansavimas, bet jeigu pas tave likutis paskolos yra kokie, 30 000 ir naujasis bankas dengia šitais išlaidas, realiai jam, jeigu ten paskola kokie 30 000, jam neapsimoka, ta prasme. Tai reikėtų pasižiūrėti. Taip. Tai reikia pasižiūrėti, nes vėlgi tos sąlygos irgi dėliosis, kas tai yra per klientas, kokio dydžio jo pajamos, koks jo amžius. Pavyzdžiui, nedirbi dabar, ne? Tu turi paskolą, bet tu kaip negausi. Negalėsi nieko keisti. Tu iš vis negali refinansuoti. Nes refinansuoti, keisti sąlygas, jūsų visa situacija iš naujo yra peržiūrima. Taip. Tai iš esmės, jeigu pasikeitė pajamos, sumažėjo, padidėjo šeima ir, tarkim, nesigauna perimti su dabartinėmis pajamomis tokio dydžio paskolos, tarkim, 100 000, tai nieko ir nedarys. Liks tos senosios sąlygos. Bet vėliau kažkur pasikeis jūsų situacija po metų, pavyzdžiui. Tai viskas, jūs tada po metų galite tai daryti. Tiesiog reikia susidėlioti. Visi dabar, kas šito laukėt, vasario 1, kiek žinau, jūs tas jau laišką irgi vadybininkai yra parašęs, tik tai išsiųsė, ne vasario 1 jau. Aš atrašysiu jai vasario 1. Tai visi, kas norit gerintis būsto sąlygas, palūkanas, nuo vasario 1, rašykit laiškus, atakuokit savo vadybininkės, skambinkit ir tikėkitės geriausio. Tai va, o dar toks vienas įdomus dalykas, apie kurį čia nežinau, ar tavo čia tas staigmena ar nestaigmena, bet čia, manau, visi žino greičiausiai, kad ateina į Lietuvą, šiais metais turėtų ateiti Revolutas. Taip. Tai bent jau žadama yra, ne? Jisai žadėjo 24 metais. Supurtyti būsto paskolų rinką. Ir aš bent jau, taip iš nuogirdų, kiek esu iš vieno, iš kito, taip kliento girdėjęs, kas kažkiek su Revolutu draugavę bendrauja. Žinai, Lietuvos bankas netgi to nebuvo sakęs, kad jie turėtų ateiti. Tai kažkas. Kad Revolutas planuoja ateiti ir sudrebinti truputį rinką su mažom maržomis. Tai aišku, neaišku, kokios dar tos maržos bus, bet daug kas šneka, kad jos bus tikrai mažesnės negu dabar ten, tarkim, jau esančių bankų mažiausios. Tai vat labai įdomu iš tikrųjų. Taip, tai mes tikimės tuo su klientais taip pat, nes tai bus naudinga, nes ir konkurencija
pažadins irgi taip pat tarp bankų ir žiūrėsim, kaip seksis Revolutui įsivažiuoti į pačią rinką, į būtent Lietuvos rinką. Taip, kaip jie pasižiūrės į patį klientą, į jo pajamas, į pajamų struktūrą pačią, į įkeičiamą turtą, taip apie kuriuos ir dabar kalbėjomės. Taip, tai labai bus įdomu, kaip jie finansuos, bet taip pat mes irgi tą patį girdime, kad jie jau nori ateiti tikrai aktyviai į pačią rinką, tai labai tikimės, kad jie duos gerą pagreitį ir galbūt pasieksime tą 1%, apie kurį ir kalbėjome, maržos iki metų pabaigos. Tai čia... Jeigu kažkas iš Revoluto žiūrė, nebus vieno, pusę gal. Taip, tai aišku, visai neblogas, manau, momentas dabar ateiti, kai tas refinansavimas, finansavimas įstatymas įsigalioja, tai... Tai labai laukiam Revoluto ir gali ne tik paskolų rinką sujudinti, bet ir būsto rinką, ta prasme, čia tikrai gali įtakoti, ta prasme, kai kuriems žmonėms, kurie, žinai, dar dėlsi pirkti ar nepirkti, tai kur gauni bankė, žinai, 1,415, vidurkis ar ne, kaip 1,45, 1,47. Tai, o čia, pavyzdžiui, mes tik spėjimus darom, čia nėra jokių žinių, ar tikrai vienas bus, ar ten 1, 2, ar bus 1,5. Faktas, kad jie mažiau greičiausiai jais sumažės, kad jie apskritai įsivažiuotų į tą visą rinką. Taip. Tai jie turi ir pajausti, kas yra Lietuvoje, koks Lietuvoje pats pulsas yra, kokie čia klientai, kokia rinka pati. O įdomu, kitose šalyse Revolutas dirba su būsto paskolom? Tai jie ir nori padaryti, kad tai būtų, ta visa sistema būtų ne tik, ne tik Lietuvai, bet ir daugumai. Tai jau kai pasileisti, reiškia ne tik Lietuvoje pasileisti. Nežinau tiksliai, kiek jie ar visą tą sistemą paleis visur, bet jie norėtų, kad viskas tai būtų. Kiek girdėjau, ten testus daro, testuojasi. Ganėtinai vis tiek daug procesų yra su būsto paskola, tikrai daug rizikų reikia sužiūrėti ir dar plus nepamirškim, kiekvienoje šalyje įstatymai patys skirtingai yra. Ten testuojas pats pasiema paskolą savo. O gal yra tekę girdėti kažką, kad kažkokiu dar užsienio bankų į Lietuvą atkeliauja? Tai iš esmės vienas, kurį mes žinom, tai yra iš Vokietijos bankas Commerz vadinasi berods, bet jis labiau orientuotas yra ne su būsto paskolom, su juridiniais asmenimis finansavimu. Verslo paskolos kažkokios. Taip, jisai. O daugiau kažkokių kol kas kaip ir nėra. Tai jie turi patys pasižiūrėti. Smaro bankas neprisikėlė, ne? Jau kaip nėra. Jau turėtumėm jį pamiršti. Jau pamirškim. O yra, nežinau, bankas, kur yra dabar galbūt rizikinga į tą banką, kaip čia su Snoru buvo, sakykim taip. Mums nepasakys. Bet čia, kadangi yra tokie kaip daugiau nepatogus klausimai, tu turi tiesą, sakyti, tu negali kažko nuslėpti ar kažką, nes vis tiek, žiūrovai klauso. Bet kazino rizikingiausia, visi bankai jau kaip čia tu pats. Jo, tai aš galiu atsakyti paprastai šitą klausimą. Kad jau kažkas bankrutuoja, ar ne? Paskleiskim dabar. Jie visi šitie bankai, kurias prieš tai vardinom, 7, taip pat ir kredito unijos, jos yra Lietuvos banko prižiūrimos. Taip, tai vadinasi, pats klientas jis yra apsaugotas. Tai jeigu jūs pasiemate X banke paskolą ir kažkas su tuo banku atsitinka, jis gali tiesiog atsisakyti fizinių asmenų, pavyzdžiui, ir nebesiorientuoti, nebeišduoti būsto paskolų. Tai jis atiduoda šitus klientus kitam bankui, jūsų sutartis lieka ta pati. Taip, jūs tiesiog mokate kitam bankui ir tiek. Tai visur taip bus. Tai žodžiu saugu šiai dienai, ne? Visi tie 7, kur prižiūri. Jeigu būtų kažkas nesaugaus, tai niekas ir ne, mes tikrai neįtumėm ten, kad jeigu klientui būtų rizika. Bankas ten tikrai su lažybom nieko, ne? Nes normaliai, ne? Tai ką, lygiai ir paklausim, ką norėjom, ar ne? Jo, tai aptariam tas visas, kokia bankose situacija, aptariam tą refinansavimo klausimą pagrindinį, kas nuo vasario 1 bus aktualu visiems, aš manau. Ir toks kaip mūsų, nežinau, tas slaptasis, aišku, koks čia slaptasis, daug, manau, jau kas girdėjo, kad tas Revolutas ateina į rinką ir tikimės, kad jisai irgi kažkiek sudrebins tą visą dalyką, nors į mūsų brokerių rinką atėjo toks kaip Auto Wheels žaidėjas, bet ar dabar ten House Wheels kažkoks žaidėjas, tai jisai nelabai ten sudrebino tos rinkos, nors irgi atėjo su 1%, man atrodo. Tai čia Revolutas irgi. Bus matyt, bus įdomu pasižiūrėti ir stebėti būtent kaip jisai finansuos.
Jo, neseku tų įmonių, kurios dirba. Tų įmantrių pavadinimų. Jo, tų įmantrių, ypatingai kas išeina iš auto verslo į nekilnojamą turtą, tai ypatingai. Tai, Okay. Tai ką, tai turbūt ačiū Brigita, kad dar kad kartą pakvietėt. mus atšviežinai mūsų informaciją ir klientam. ir ne tik mūsų, ir mūsų visų žiūrovų informaciją. Jeigu kažkas kažkokių dar klausimų turės, tai gali tiesiai arba Brigitai rašyti, arba pakomentuoti po mūsų postą. Mes paliksim po aprašymu būtent ir Arnoldos kodą dar kartą paminėsim ir Brigitos kontaktus paliksim, kad nereiktų mum rašyti, kad Naktiems siųstumėm. Tai drąsiai man galite elektroniniu paštu rašyti savo klausimus, tai geriau peržiūrėti situaciją, jeigu dabar kažkas nesigaus, pasimodeliuoti galbūt po pusės metų, jau bus realu. Okay. Darbo valandos tavo kokios dar primink žmonėm? Darbo valandos nuo 9 iki 6. Okay. Iki 6 savaitgaliais nedirbu, atrašysiu pirmadienį. Nes, tai ką, savaitgaliais ir bankai nedirba, tai Taip. nėra Tai- to. Nu, bet jeigu skubiai reikia, pavyzdžiui, Petrui Pinigų. pinigų savaitę. Greitųjų tų dalykų žmonėm ne. negali suveikti. Tų ne. Bet su unijom gali padėti, ne žmogui? Tai jeigu iš unijos. negreitasis, kreditūnija yra. Ne tą patinka. Taip, Okay. Nu, bet unija man toks asocijuojasi, kad bet kam gali duoti, atrodo. Nu, nežinau. Man Na, toks, ne. nu, bet paprasčiau, aš taip suprantu, vis tiek unijai. Nėra taip, kad lengviau žmonėm gauti. Na kaip, jeigu klientas negauna pastovių pajamų, tai tu niekur negausi. Tai paskolos, bet jie gali tam tikrų aspektų pasižiūrėti lankščiau į klientą. Tikrų dalykų nematyti. Okay. Mato gal, bet tiesiog gali trumpesnį laikotarpį pajamų suvertinti. Bankam, pavyzdžiui, reikia 2 metų, jiems užtenka pusės arba metų. Tai, o klientui reikia dabar nusipirkti. Nu, tai va, Tai- individuali veikla. Reikia 2 metų pajamų, bet... Galima po pusės. Okay. Gerai. Tai gerai, tai faina, manau, laida gavosi, vėl šviečiam jūs, davėm daug info, iš tikrųjų, nežinau, ten peržiūrų skaičius, minėjom, buvo 80 000, bet subscriberių yra ten arti 5 000, tai labai įdomu, ką kiti darot, kodėl nesubscribina, tai jeigu norit tokių šviečiamų laidų ir toliau kažką naujo sužinoti, subscribinkit mus ir sužinosit, manau, dar daug visokių įdomių nekilnojamo turto ir ne tik Subtilybių. subtilybių. Tai va, o šiandien dėkojame Justui, Brigitai Ir Mantui. ir Mantui. Ačiū, kad buvote ir geros jums dienos. Iki. Visa.